Labą dieną, atvariau į Jonavą, oras žiauriai geras, matau pilą, kai nežinau iš kur, gal kaip iš Kibiro, bet iš Kibiro man rodos, biškis smarkiau, bet pilą, ką žinau, tai varau dabar į Joninių slėnį, nusipirksiu lifto bilietą ir raidinsiu šiandien būtent tokio oro, kad parodyčiau jums žiūrovai, kad oras nesmė, o esmė apranga, kaip jūs apsirengėt. O ant šlapio oro labai smagu važiuoti, tai kad atsiranda dviračio kontrolė, pradedi suprast, kaip dviratis lysta, kaip dviratį jaust reikia, pradedi suprast tokius dalykus, kurių nesupranti sausoj trasoj. Ir pradėjus lietui lyt ar krapnuot, iškart nebemoka atvažiuoti. Tai čia ten dėl to važiuoju, kad karočią jums įrodyt, jog nėra ko bijot. Tai tik lietus, ir šlapi trasa. Viskas labai įdomu būna. Tai tikrai po to dar parodysiu, ką nors dabar minu. Ką važiuoju į Trepkės Karolio dabar. Sakė, susitiksim vidury trasos savo, keliaujam ir žiūrėsim. Oik tu sau. Wow. Taip, ir pravažiuoji ramiai. Čia be stabdžio. Kažkur tarp medžių sakė susitikt. Ką, vyksta treniruotės. Važiuosiu pirmą nusileidimą, taip kaip kalbėjo Karolis. Važiuoju dabar. Eik tu savo, kaip medį kabinau, kaip pastoviai. Au, kaip skauda. Dar vienas važiavimas, treniruotės. Jonava. Oba. Ką. Gerai. Aš net negirdėjau. Kažką su kojom. Sakai, kojos į viršų nekelt. Ai, gali būt. Prisistabdau. Dar vienas važiavimas. Prisistabdau. Ir pravažiuoju labai gražiai. Švariai, paprastai, taip kaip sakė Karolis. Taip reikia mokytis. Žiūrovai. Tai kažkaip labai... Va, kaip važiuoja gerai. Oba, ir nurūko. Oi, tu sau kaip nurūko. Oi, tu sau. Rūksta tai greitai jie čia. Ir taip, ekstremaliai. Atšakė. O važiuoja Benas. Bliamba Benas, be padangų, tai skrenda. Konkrečiai. Jokio gripo nieko pas jį nėra, tik tai plikos padangų. Ką, didelė eilė. Pas Karolį treniruotėse matau. Tai stoviu dabar eilė ir laukiu savo važiavimą. Važiuojame mes.
skridau, bet koją mačiau keliau. Čia negerai. Dar vienas važiavimas. Aiva važiuoja Mantas Krukauskas trasoj. Stengiamės ignoruoti kliūtį ir važiuoti kiaurai kliūtį. Važiuoja Mantas Krukauskas, pasimaišo, aš nebijau jo. Prisistabdau. Praneriu. Oba. Nu va, vienas nukrito Karolio Krukausko treniruotėse. Jisai net nedavažiavo iki posūkio. Jisai net nedavažiavo iki posūkio, kaip teigia Karolis Krukauskas. Tai va. Nieko nenoriu skai, bet įsipurvinot. Šiaip nedaviržia Ramos. Čia ne Ramas, čia Antoškė veržia. Antoškė niekad nedaviržia. Ne, čia iki Antonas buvo. Ne, Ramas buvo. Ramas? Jis suveržėm. Aš į medį dėkiau. Bet matai, jei būtų suveržta, tau būtų sulinkęs vairas, turi džiaugtis kaip tik. Ir girdžiu, tu ir tik šio čia, ne taip iki čia. Aš pabandžiau nuskrido priekį atėjęs į medį. Bet sukipo? Nesukibo. Jeigu užšėlė, tai tu į medį treniruosi. Sukipo? Kibo. Sukipo vis tiek. Bet... Posūkį. Aš bet įsimatė tą paprastą dalyką. Čia parkuot negali. Jisai piktas dabar, piktas ant gyvenimo. Piktas ant gyvenimo. Gali palaikyti. Ką, laikyt ratą? Ratą laikyk. Laikau ratą. Gerai. Sako Mantas, kad gerai. Gerai, lekiam. Nu, važiuojat kas nors, ko jūs laukiat, taigi treniruotės vyksta. Norit išmokti ar norit visą laiką laukt kažko? Propein važiuoja. Jau negerai darė kažką. O šitas va visai neblogai, tik su pedalais kažką čia chimyčina. Matau. Važiuoja vaikis. Labai gerai. Ir nuvažiavo. Važiuoja. Labai gerai. Visi važiuoja labai gerai iš tikrųjų. Labai gerai važiuoja. O žinot, kodėl labai gerai važiuoja už jūs? Už tai, kad jūs sėdit namie ir nieko neveikiat, o jie treniruojas. Nesvarbu, lyja ar sninga, jie treniruojas. Nesvarbu, saulė šviečia ar saulė leidžiasi, jie treniruojas. Kaip ir šitas va berniukas. O, kai skrenda gražiai. Žiauriai nurūko. Nurūko labai gerai. O dabar, dar atvažiuoja va vaikai. Labai gerai. Da, važiuoja. O, labai gerai. Labai gerai. Aš turiu visas įtikinėti, kad gerai važiuoja, tam, kad jie būtų užsimotyvavę dar daugiau važiuoti. Labai gerai. Tai va. Tai sakau, visi gerai pravažiavo, dabar aš varau ir pravažiuoti. Dar geriau. Ką? Rodau klasę. Visi nori klasės, bus klasė. Kokia? Nežinau. Opa. Ai! Ir nusileidau, labai gerai. Galim toliau pamatyti važiuojančius iš šono. Va kaip vyksta treniruotės. Va kaip vyksta. O visi spaudžia vis greičiau ir greičiau. Jau net aš pradedu pavydėti, kad važiuoju taip lėtai. Irgi važiuoja labai gerai. Irgi labai gerai važiuoja. Kas šitas naujokas yra toks, aš nesuprantu. Skrenda kaip su lėktuvu kokiu. Dar vienas važiavimas. Oba. Nu va, dabar skaitosi chujovai važiavau. Už tai, kad koją jaučiau, kad kėliau. Aš turiu koją nekelt iš vis. Nu ką, dar vienas važiavimas. Važiuojam. Nu ką, vyksta bermo treskės. Treniruojam bermą. Važiuojam. Čia prisistatom. Žiūrim ten. Oik tu savo! Oba, šuolis! Aišku, aš nenorėjau jo.
stovi eiliai dabar. Ką Karolis sakė, negirdėjau. Sakė tau, kad tu nesimaišytum trasoj. Ir ko čia purtaisi visą? Nuvažiuoju aš dabar. Dabar bėda labai. Vaik tu sau! Kaip bijau aš. Tai net nežinau kaip ten. Labai gerai. O, matai kaip stabdžiai veikia gerai. Nu gerai, važiavimas be kojų kelimų. Laikau kojas, tai. Dabar geriau? O, taip va. O kol jūs namie sėdit ir žiūrit, kai aš važinėju ir treniruojos, bei kenčiu pašaipas, kad chujovai važiuoju, aš nežinau, ką norėjau pasakyti, karočiui. Labai gerai. Dar vienas važiavimas, be kairės kojų kelimo, važiuoju bermo. Oba! Čia atskridau, vaikai net išsigando. Važiuoja Mantas. Atvažiavo Mantas. Vaidina kietą, kad... Ach, tu kurmi! Vaidina. Dar vienas važiavimas. Dar važiuojam, nekeliam kairės kojos. Och tu kurmi, kas čia, ble? Kurmi. Kurmi. Kas čia, kurmi, neina atsekt kamerą. Nu kas čia yra, neatsekiu. Eik tu nafik dviratis bėga. Va. Išsitaškė į mane. Kurmi, žvengia. Ko čia žvengti, aš čiut nemiriau, čiut man ratų nesulaužė. Aš negaliu, tas jaunimas šiais laikais. Tiesiog nebegaliu jau. Va tai. O matot, ką baikeriai daro? Baikeriai žudo dviračius be baterijų. Negaliu. Ko stabdėjai? Tu labai per žemai važiuoji tu. Nice. Oi, kai savo čiut ir neišsitęsiau. Mane. Nežinau, ar Matas. Skrenda Mantas pametė. Aš negaliu tiek. Girdžiu tik, kad Mazas. Tvari bensė. Iš pat Kėdainių iki šito bermo atmynė. Ar jūs galit patikėti? Aš tai ne. O, buvo dar spjaunu. Dar vienas važiavimas. Oi, kaip į kairę pusę nuvažiavo. Važiuokit kaip Karolis mokino, važiuoja Mantas. Vidum, vaik tu savo.
Tu savo greitis jo tai mirtinas. Važiuoja Benas. Greitis mirtinas taip pat. Gražu, nice. Iškart matas, kad iš širdies važiavo, ne iš ego lifting, kaip Mantas Krukauskas. Wow, kai nuputė. Ne, kavai visi čia labai gerai iš tikrųjų važiuoja. Tai vat, aš tai pavargau dėl to dabar čia transliuoju jums, žiūrovai, šį video. Čia bermas perdarytas dabar. Čia su šoliuku gaunasi to. Oba, gražiai. Nice. Tikrai gražu. Laukiam sekančio važiuotojo. Įdomu, kas galėtų būt. Pasirodo ir vėl Mantas. Skrenda. Žiūri tik į išvažiavimą. Žvilgsnis. Nežinau, kaip žodį pasakyti, jeigu iš tikrųjų. Susikoncentravęs. 100%. One bike, one man. Oba! Gražu žiūrėt, kai skrenda. Tuoj važiuos Benas, man rodos. Tuoj važiuos jau čia. Atvažiuoja ir vėl Mantas. Sakai nuskrido. Važiuoja Benas. Oba, nuskrido irgi. Tačiau kuom geriau Benas nuvažiavo, už tai, kad jisai ore bėgį persimetė. Ir girdėjosi, kaip grandinė prašoko. Ir važiuoja, spėkit kas. Mantas. Ir vėl. Tu savo. Nuskrenda tai gerai, bet einu aš ir dabar skristi jaučiu. Situacija tokia, va, kad lipi, o Jėzus Marytė. Oi, tu nafik. Haro, čia nukritau. Tai va, šitaip slidu įsivaizduojat. O mes bermais lakstom, kol jūs namie sėdėt ir tingėt. Ir bijot lietaus, tol mes mėgaujamės ir džiaugiamės trasomis. Taigi, atrodo, kad tu saulė tai važiuoji, bet iš tikrųjų iš šono kitaip atrodo. Parodykis klasę. Ne, aš nemoku klasės daryti. Ir va, ir vėl koją kėliau. Kokia čia klasė? Čia lūzeris. Lūzeris viskas. Negaliu. Reik lipt aukštyn. Ir parodyt, kad nesu lūzeris. Nebekelt kojos daugiau. Tai va. Blemba koją kėliau, tai iškart jautėsi, kad chujovai pravariau. Jo. Tu savo, kur jisai nuvažiavo. Dar vienas važiavimas. Jau visi dingo kažkur. Kojų nekelt, kojas visą laik lygiai posūkį laiko. O, blėt, to nahų. Kurmi. Nuo to dviračio nukrito. Man tai tas koja sunku išlaikyti. Aš net nejaučiu, kai man kairė koja. Ką važiuoju? Atvažiuoju! Atvažiuoju! Čia greičio nereikia, čia reikia technikos. Skill issues! Neišėmiau posakį, eik tu na.
Oi, tu nafig, kas čia yra? Aukštyn, Deivi, aukštyn, aukštyn. Važiavimas dar vienas bermas ir dar viena progresija downhill pasaulyje. Palauna toliau. Wow. Blogai važiavau, kaip suprantu, labai. Reikia įti pradžią ir žiūrės mokytis. Dar vienas važiavimas blogas, nes visus kartus blogai važiavau. Deivi, aukštyn ir žiūrim tolien. Ką? Wow! Ai, baigėsi treniruotės. Liko tiesiog važiavimai dabar, kokie nori.